Nenaudokite brailio rašto ten, kur jo perskaityti neįmanoma ar skaityti pavojinga. Ant durų varčios, nesvarbu į kurią pusę atsidaro duris. Ant kaistančių paviršių, ant šalančių paviršių. Jei neregys negalės savarankiškai rasti užrašo brailio raštu. Informacijai, kuri neaktuali neregiams perteikti. Brailio raštą rinkitės ten, kur jis bus skaitomas. Viešbučiuose, poliklinikose, įstaigose numeruojant kambarius, kabinetus ir patalpas. Ant taktilinių pastatų ir teritorijų maketų. Liftuose, restoranų ir kavinių meniu, ant laiptų turėklų. Parodose ir muziejuose prie eksponatų, kuriuos galima liesti. Naudinga žinoti. Brailio raštu pateikite trumpą ir tikslę informaciją. Jei reikia perteikti daugiau informacijos, rinkitės garso įrašą ar kitus sprendimus. Brailio raštui svarbiausia funkcionalumas ir paprastumas. Kuo labiau ieškosime vaizdinės estetikos, kurią supras tik regintieji, tuo labiau rizikuojame pateikti neregiui neperskaitomą produktą. Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Knygos prabyla. Tavaip.